Šiame interaktyviame vaizdo įraše pateikiama lyčių lygybės rodiklių apžvalga sveikatos kontekste. Išmoksite nustatyti pagrindinius lyčių lygybės veiksnius, analizuoti sveikatos skirtumų priežastis, suprasti pusiausvyros svarbą socialiniai lygybei ir kurti interaktyvias mokymosi veiklas, pasitelkdami realaus pasaulio pavyzdžius ir atvejų analizę. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Šioje dalyje nustatome ir paaiškiname pagrindinius veiksnius, apžvelgiančius lyčių lygybę su sveikata susijusiose srityse. Lyčių lygybė sveikatos srityje reiškia, kad visi vyrai, moterys ir skirtingų lyčių asmenys turi vienodas galimybės pasiekti ir išlaikyti gerą sveikatą. Ieškome aiškių rodiklių. Lygių galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas, vienodo sveikatos raštingumo ir švietimo, vienodo atstovavimo medicininiuose tyrimuose ir vienodos įtakos priimant sprendimus dėl sveikatos politikos. Pavyzdžiui, kai ir vyrai, ir moteris gali laisvai lankytis pas gydytojus, gauti tikslią informaciją apie savo kūną ir dalyvauti formuojant sveikatos programas, žinome, kad judame teisingumo ir lygybės link. Abiejų lyčių įtraukimas į tyrimus daro mediciną tikslesnę ir aktualesnę visiems. Šie veiksniai kartu sukuria pagrindą tikrai įtraukioms ir sąžiningoms sveikatos sistemoms. Dabar paanalizuokime pagrindinės lyčių sveikatos skirtumų priežastis ir jų platesnį socialinį poveikį. Vyrų ir moterų sveikatos skirtumus formuoja ne tik biologiniai veiksniai, bet ir socialinės bei kultūrinės normos. Iš vyrų dažnai tikimasi stiprumo ir tylos, todėl jie nesikreipia į psichikos sveikatos priežiūros specialistus. Moterys, priešingai, gali susidurti su ekonominiais apribojimais, neapmokamomis priežiūros pareigomis ar netgi gydytojų, kurie nepakankamai įvertina jų skausmą šališkumu. Ekonominė nelygybė apsunkina moterų prieigą prie priežiūros paslaugų, o stigma vyrams apsunkina emocinių sunkumų demonstravimą. Šie modeliai kenkia ne tik individualiems asmenims, jie veikia visas visuomenės, mažindami produktyvumą ir gerovę. Šių pagrindinių priežasčių supratimas leidžia jaunimo darbuotojams kurti intervencijas, kurios spręstų nelygybės priežastis, o ne tik jos simptomus. Toliau pabrėžiame lyčių pusiausvyros sveikatos srityje svarbą siekiant socialinės lygybės. Lyčių lygybė sveikatos srityje yra daugiau nei teisingumas, tai stipresnės ir darnesnės visuomenės pagrindas. Kai tiek moteris, tiek vyrai turi lygias galimybės gauti priežiūrą, išsilavinimą ir emocinę paramą, jie gali pasidalinti atsakomybę už šeimos ir bendruomenės gerovę. Subalansuotas dalyvavimas padeda nutraukti nelygybės ciklus, kurie dažnai prasideda vaikystėje ir formuoja sąmoningesnės ateities kartas. Visuomenės investuojančios į lyčių požiūrių subalansuotas sveikatos sistemas džiaugiasi didesniu pasitenkinimu gyvenimu, mažesnėmis sveikatos priežiūros išlaidomis ir stipresnė ekonomika. Lyčių lygybės sveikatos srityje skatinimas reiškia investavimą į stabilumą, empatiją ir ilgalaikę pažangą. Kurkite interaktyvias mokymosi veiklas, kurios padėtų jauniems vyrams suprasti lyčių lygybės svarbą sveikatos srityje. Pradėkite nuo savianalizės. Paklauskite dalyvių, kokias žinutes augdami jie gavo apie tai, kaip būti vyru ar moterimi sveikatos srityje. Tada naudokite vaidmenų žaidimus. Pavyzdžiui, vyras ignoruoja sveikatos problemas, nes privalo išlikti stiprus. Arba moteris, kurios skausmo gydytojas nevertina rimtai. Tenskite atlikdami žiniasklaidos analizę. Rodykite skelbimus ar socialinių tinklų įrašus ir aptarkite, kokius stereotipus jie vaizduoja. Galiausiai skatinkite tarpusavio diskusijas, kuriuose jauni vyrai keistųsi patirtimi ir idėjomis dėl pokyčių. Šie metodai mokymasi paverčia asmeniniu ir emociniu, o ne abstrakčiu. Jie padeda suvokimą paversti empatiją ir realiais veiksmais. Galiausiai pasitelkime realaus pasaulio pavyzdžius ir atvejų studijas, kad suprastume tiek pažangą, tiek iššūkius siekiant lyčių lygybės sveikatos srityje. Daugelį šalių dabar vyksta vyrų psichikos sveikatos kampanijos, skatinančios atvirą diskusiją ir mažinančios stigmą. Tuo pačiu metu daugiau moterų vadovauja mokslinių tyrimų ir medicinos įstaigoms, formuodamos sveikatos priežiūrą įtraukiu požiūriu. Tačiau iššūkių vis dar išlieka. Moteris vis dar atlieka daugiausia neapmokamų priežiūros pareigų ir dažnai gauna mažesnius atlyginimus sveikatos priežiūros sektoriuje. Kita vertus, vyrai vis dar rečiau lankosi reguliariuose sveikatos patikrinimuose ar kreipiasi psichologinės pagalbos.
Išnagrinėję šios atvejus, jaunimo darbuotojai ir pedagogai gali parodyti jauniems vyrams, kad lygybė sveikatos srityje naudinga visiems. Kiekviena vietinė iniciatyva, diskusijų grupė ar informavimo kampanija priartina mus prie pasaulio, kuriame sveikata iš tiesų priklauso visoms lytims. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymosi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.